www.kėdainietis.lt. Vytas Gapšys pirmam dešimtukė mūsų sąraše koaliciniam yra darbo partija plus jaunimas ir aš norėčiau, kad jis pasakytų porą žodžių, kaip iš kurių dirbti. Prašymės. Ir dar noriu pridurti, mokykloje, kur dešimtukas pats geriausias įvertinimas ir esu pristatomas. Viktoras Uspaskich ir koalicijos darbo partija plus jaunimas komanda keliauja po Lietuvą. Rugsėjo 13 dieną turas už tikras nesunaikinamas idėjas prasidėjo Plungėje. Susitikimo metu buvo pristatytas vienas jauniausių kandidatų Lietuvos Respublikos Seimo vienmandatėje Plungės Rietavo apygardoje. Tai Vytautas Gapšys. Šio susitikimo tikslas yra supažindinti rinkėjus su programa partijos, atsakyti jiems į aktualius klausimus. Kokiu rezultatu tikitės? Agitacija vyksta intensyviai, tikimės pergalės. Nes meilė kaip gyvenimas, kaip džiaugsmas ir kaip nerimas, laukimas naktis nemigos, kaip kelias tik be pabaigos, karščiau už liepsną pragarę, skaisčiau už saulę vakarę, nes meilė būna įvairi ir nuostabi ir net skaudi labai. Noriu sušokti, bet įstatymai neleidžia, atvažiavo, nori būti kartu, jis mūsų partietis, bet šokti negali. Įsivaizduokit, kad tokį priimti įstatymą žeminantį žmogų, jūs galvojat, kad jeigu žmogus sušoks skiepą, jūs būsite pakakti. Ar tai yra tiesa? Ar tai yra pagarba jums toks įstatymas? Koalicijos darbo partija plus jaunimas komanda siekia tik vieno tikslo. Laimėti. O kad laimėti turi praeiti. Kiekvieną moterį, merginą, mačiutį pabučiuoti, vyrui paspausti ranką. Pristatyti savo siekius, programą, sužinoti jų rūpesčius. Ir aš esu įsitikinęs, kad jie palaikys naują žmogų, naują energiją. Ir šie žmonės nori matyti naujų veidų Seime. Tai yra geras pavyzdys ir geras kandidatas šitai apygardai. Mes savo rankam likimą savo stato, mes sugalvojam, kas buvo, kaip bus, kai savo darbo vaisius pamatom, imam suprast, ką gali žmogus. Kai savo darbo vaisius pamatom, imam suprast, ką gali žmogus. Kėdainietis.lt